Sveiki gerbėmieji, sveiki mylimieji. Koks siurprizas mūsų laukia. Tuoj dabar iš karto, ar truputį vėliau, bet vis tiek netikėtas ir koks nors žaismingas nuotykis ar įvykis. Spėjot įsirinkti. Taip, tai bus siurprizas. Ir tai bus, toks keistas siurprizas, kuris jūsų planus šiek tiek, sakyčiau, pakeis. Ir jums gali pasirodyti, kad tai kažkas negero vyksta, bet iš tikrųjų yra priešingai. Tai, kas pasikeis jūsų planuose, bus kaip tik labai jums naudinga. Gal jūs tai suprasit ne iš karto, bet patikėkit, tas plano pasikeitimas yra labai geras, naudingas ir sėkmingas dalykas. Būtinai stebėkit ir įsidėmėkit. Bus siurprizas tai, kad jūs pamatysit, jog laikot vadeles savo rankose, taip vaizdingai tariant. Jūs valdot padėtį. Jūs patys tai sukūrėt, jūs patys tai sugalvojot, jūs patys tai vykdot ir, sakyčiau, labai sėkmingai. Tai gali jūs šiek tiek nustebint. Jūs galbūt apie save taip gerai negalvojot. Arba buvot pamiršę, kokie jūs šaunuoliai ir šaunuolės. Tai jums atsiskleis dabar visas vaizdas, jūs pamatysit savo galią ir jėgą ir jūs pamatysit, kad lyderis ar lyderė tai jūs. Kai siurprizas yra meilė, tai gal taip ir yra. Tai gal jūs taiga netikėtai įsimylėsit arba suprasit, kad jau įsimylėjot, jau anksčiau. O gal jūs tiesiog suprasit, ką buvot pamiršę, kad jūs ne vieni šitam pasauly, kad jūs turit paramą, kad jūs turit rūpestį iš šalies, kad jumis, kitaip sakant, kažkas rūpinasi, domisi, palaiko taip stipriai, kaip jūs nesitikėjot. Tai labai malonus siurprizas.